Turėjau tik poilsio, tik ramybės, aplinka manęs netenkino, vaikai erzino, vyras tuo labiau. Ir čia atėjus į šią kompaniją aš labai greitai pajutau poveikį 2 savaičių bėgyje. Vienas iš simptomų buvo toks, kad labai aš norėdavau miego. Praktiškai atsikeliu ryte ir vėl aš galiu eiti miegoti, vėl galiu miegoti dieną ir ateina vakaras ir vėl galiu miegoti. Ir taip užsuktas ratas. Tada mudu su vyru ūkininkavom ir to pogulio tikrai būdavo ne tada, kada aš noriu. Ir kaip sakau, po 2 savaičių aš pajutau, kad pagavau save, kad tiesiog tai buvo Liepos mėnuo ar birželis, kad aš sėdžiu lauke ir aš šiandien dar nebuvau nuėjus miegoti dienos miego. Kraujo formulę aš atsistačiau po 5 mėnesių ir aš galvojau, kad kaip man gerėja savijauta, aš galvojau, kad man šių produktų nereikės. Bet kaip matote, esu čia ir dalinuosi. Tai antra situacija buvo tokia, kada man pradėjo gerėti sveikata, savijauta. Ta pastebėjo, aišku, ir aplinkoje esantys žmonės. Ir 3 mėnesius buvau vartotoja ir tik tai po 3 mėnesių nusprendžiau registruotis ir pirkti pigiau. Kai 2 mėnesį atvažiavo rėmėja Aurelija ir vėlgi atvežė tuos produktus dėl mažakraujystės, mudu su vyru turėjom ilgus metus refliukso problemą ir vyras nedrąsiai prasitarė, galbūt yra būdas susitvarkyti ir šią bėdą. Nuo 14 metų aš gėriau įvairius vaistus rūgštingumui mažinti ir kad šitie produktai padės, tikrai negalvojau, net nebuvo tokių minčių, nes tikriausiai ir jūs esat girdėję, kad turint tokią problemą vaistai iki tiek, kiek mes gyvensim, kad kitos išeities nėra. Yra ale stebuklinga tabletė, kuri nuima rūgštingumą ir tu jautiesi liktai gerai. Ir taip kelias mūsų prasidėjo refliukso tvarkymo problemoje. Tai buvo irgi pagrindinis produktas kalcis magnis D. Man buvo tai netgi šmaikštu, kad kalcis magnis D gali padėti tvarkyti refliukso problemą. Mes puikiai žinom, kad kalcis magnis, kam jisai reikalingas, galbūt nagams, kaulams, bet kad refliukso raumenį jisai sutvarkys ir problema bus išspręsta, tikrai to nesitikėjau, bet dabar drąsiai galiu kalbėti, kad daugelį metų vartoti vaistai yra padėti visiškai į šoną ir taip sukyla rūgštis, sukyla nuo kažkokio nesveiko maisto ir paimu kalcio tabletėlę, kaip aš pradžioje juos vadinau kramtukais gal ar kažkaip Aurelijai guminukais. Man atvežktų baltų guminukų, ar kaip ten neįvardinsiu. Tiesiog toks buvo, iš vis nebuvo suvokimo. Toliau tęsėm kelią. Vyro plyšęs meniskas. Kas esat moterims gal mažiau tai aktualu, vyrams tai galbūt daugiau, nes kiek artimoje aplinkoje girdžiu, kad susidurė su tokiom problemom, neišvengė ir mano vyras. Ir esmė ta, kad buvo paskirtas vizitas pas gydytojus, buvo nuspręsta meniską operuoti. Šiai dienai 6 metai praėjo, meniskas liko neoperuotas. Tai vėlgi buvo šių produktų pagalba, apie dozes, apie ką vartojom, neišsiplėsiu, bet tai yra tikri faktai. Sėdi ir vyras, tai gali patvirtinti, kad operacijos išvengia. Tęsiam kelią toliau ir į aplinką, kada tu pradedi jausti poveikį, kada tau energija grįžta, kada tau nuotaika gerėja. Tai esmė, kad nori dalintis ir su pačiais artimaisiais. Tai mama turėjo panikos atakas, depresiją, padidėjęs cholesterolis, padidėjęs kraujospūdis, taip pat sąnarių stuburo problemos.
Šiai dienai taipogi jinai yra labai sumažinusi vaistų vartojimą ir yra lojali vartotoja. Ir galbūt tokia žinutė mano tėčio ištransliuota, kai jam buvo diagnozuota onkologija, jis man pasakė, tu esi Reda. Tas žiburys, ta, kaip jis sako, vyšnaitė ant torto, kur aš galiu į tave įsikibti, ieškoti pagalbos, nes ir sergant, turint tokią diagnozę, jis šiai dienai yra atsistatęs, jo kortelėje yra ir įrašas, kad jisai sveikas, jisai stiprino save taip pat vartojo ir tebevartoja produktus ir Klaipėdos gydytojai jau vis drąsiau ir drąsiau kalba apie tai, kad tai yra be galo reikalingi žmogaus organizmui vitaminai, kad juos reikia vartoti, stiprinti nuo mažens iki gilios senatvės. Tai tų istorijų mano aplinkoje yra ir daugiau, tik laiko stokos neišsiplėsiu. Tai kas esat naujokai, tikrai išdrįskit nors nuo vieno, nuo antro produkto pabandyti vartoti ir tikrai turėsit rezultatus greičiau ar vėliau. Ačiū.